Sveiki! Šiandieną papasakosiu, kaip viskas prasidėjo, kokie yra tie pagrindiniai žingsneliai iki gaunant statybos leidimą. Deja, neužtenka vien turėti vizijos ir noro, kokio jau namą norėtumėte pasistatyti. Aišku, reikia labai svarbiai apgalvoti kelias dalykus. Tai yra, kokia būtų namo kvadratūra, kiek aukštų sudarytų namas, kambarių skaičius ir lubų aukštis. Ir žinoma, svarbiausia dalis tai finansinės galimybės. Tai visą šitą apgalvojus, aišku, dar irgi apsvarstome, ar mes jau pasiėmame projektą kažkokį padarytą, kurį surandame internetinėme puslapyje, ką būna kartais ir architektai siūlo jau iš gatavų projektų ir galima jį truputėlį pamodeliuoti pagal save, arba galima susikurti visiškai naują. Atitinkami žingsniai, atitinkamai ir kainuojami. Aš rinkausi savo pasidaryti projektą, bet žinoma rėmiausi pavyzdžiais, ką teko rasti ir maždaug atsirinkau tinkamiausią variantą. Tada jį pasimodeliavau tokioje programoje Homestyler. Kitame įraše papasakosiu apie tai daugiau. Tiesiog tai buvo patogi man tuo metu programa, kurią aš galėjau naudoti ir suprantama ir būtent tai daliai pakankama. Ir tada, žinoma, kai nueini pas architektą ir pasakai, kad nori tokio maždaug namo ir viską čia galima gyvendinti, jis aišku pakoreguoja ten atstumus atitinkamai, kad būtų realūs, viską sutvarko. Ir tada prasideda, kad reikia dar papildomų dokumentų, ganėtinai nemažai, apie kuriuos kažkaip nežinojau. Tai tikiuosi, kad šitas įrašas padės jums ir jūs sužinosite ir greičiau su tuo susitvarkysite, nes man tai užtruko ganėtinai ilgai. Nežinau, kiekvienas popieriukas, jisai tikrai neatsiranda per savaitę, dvi, kartais tai trunka net ir mėnesiais. Tai labai svarbu yra įsivertinti laike šitus dalykus. Tai pirmiausias dalykas, ką reikia susitvarkyti, tai vandentiekio prisijungimo sutartis. Kadangi namas stačiausi Kaune, tai prie Kauno vandenų prisijungi ir užsipildai atitinkamą formą. Tada reikėjo elektros sąlygų, tai čia jau į ESO kreipiausi. Irgi tiek Kauno vandenyse, tiek ESO galima važiuoti gyvai, pildytis dokumentus ir sudaryti sutartis galima internetu. Man buvo patogiau internetu, teko palaužyti galvą, bet pavyko. Tada ėjo geodezinis matavimas, kuris yra skirtas būtent ribą apibrėžti arba formuoti sklypą. Tai kadangi jau sklypas buvo suformuotas, tai tiesiog apibrėžė ribas. Jeigu sklypas būna kaip išdalinamas, sakykime, tai čia daugiau galbūt statybininkai daro, kurie jau stato daugiau arba planuoja statyti daugiau namų viename sklype, tai jiems reikia išformuoti. Mano atveju tai tiesiog buvo ribų apibrėžimas. Ir tuomet yra geologinis tyrimas. Tai geologinis tyrimas tyria grunto geologinę sandarą bei savybes, nustato sklypo tinkamumą statyboms. Tai jisai būtent yra skirtas tam, kad nustatyti, kokio tipo pamatai būtų tinkami. Pamatai būna poliniai, juostiniai ir plokštuminiai. Mes pasirinkome polinius. Jau architektas gali pradėti parenginėti dokumentus, jau kai gauname šitus, pradėti parenginėti dokumentus, žinoma, projektą jau susitvarko ir tada jau ten rengia visus dėl vandentiekio, dėl elektros ir viso kita, kas tenais yra reikalinga. Tuomet infrastruktūros mokestis kaip tik atsirado nuo 2021, nes kadangi užtrukau gaudama šitus leidimus visus ir tyrimų atlikimais, tai papuoliau jau į 2021 metus, tai teko, kad ir namas būtų A++ klasės ir infrastruktūros mokestis atėjo. Tai jisai yra skirtingas, pagal kiekvieną savivaldybę kitaip yra skaičiuojamas ir iš tiesų nemažai kainuojantis dalykas, tai tikrai nuskausmina pinigines. Bet be jo negalime pradėti statybų ir gauti statybų leidimo. Tai tiesiog toks lieki be pasirinkimo, kad tau reikia jo, nesvarbu, kiek jis kainuoja įsigyti ir
įsigyji. Registruojama yra į infostatybą, kad bus pradedamos statybos. Tokios šitą dalį padarė pas mane architektas, prieš tai dalis pasidariau aš pati. Registrų centre irgi nueini ir užsiregistruoji statybų pradžią, kiek pamenu, tai teko eiti į patį registrų centrą ir užregistruoti. Ir tuomet pasirenki statybų draudimą, mes pasirinkome kompensus. Tiesiog tuo metu atrodė pigiausia ir kažkaip pasiūlė, dauguma pasiklausinėjau pažįstamų rate, šitą būtent ir naudojo, tai tiesiog daug ir nesidairiau ir įsigijau, kad būtų rami galva. Šiti iš tiesų etapai nustebino labai maloniai, gal sakykime, nes jau pasirenkė, atrodos, statyti namą ir liktai susitaupai pinigėlių. Ir pasako, kad architekto ten darbai kainuos 2,5 tūkstančio, tai mes pasiėmėme, sakyčiau, nei pigiausią, nei brangiausią variantą, tokį per viduriuką. Ir tada, kai prisideda papildomi mokesčiai, tai buvo, kad prisidėjo būtent infrastruktūros mokestis, kuris irgi 2,5 tūkstančio kainavo. Tai buvo toksai malonus šokas, nes tada reikia vėl pasispausti ganėtinai stipriai. Ir visi kiti dokumentai dar papildomi, kainavo, tai geologinė nuotrauka tai 550 eurų, statybų leidimas 93 eurai, ESO pats irgi kainavo 400 eurų, geologinis tyrimas kainavo 150 eurų ir statybų draudimas 225 eurai. Tai va, tai tokia yra ta pradžia, kai atrodo susitaupai vienam, tai dar dvigubai viskas išauga. Bet kai turi tikslą, viskas tikrai yra įgyvendinama. Tai tikrai linkiu ir jums visus tuos žingsnius praeiti, jie yra ganėtinai lengvai praeinami, tik sakau, įsivertinkite laikę, nes tiek geologinis tyrimas, tiek geodesiniai tyrimai, jie trunka apie porą mėnesių. Žinoma, tada irgi iš Kauno vandenų ir ESO atsakymus, kol sulaukiu, gali trukti irgi nuo savaitės iki mėnesio. Tai viskas atitinkamai ir užtrunka. Ir žinoma, dar architekto galutiniai visi paruošimai, tai dar irgi kokiusai porą mėnesių. Ir žiūrėk, jau gali prabėgti pusę metų arba netgi metai. Tai priklausys nuo intensyvumo. Aišku, yra dalių, kurias galima ir kad architektas pats sutvarkytų, bet tada yra papildomas mokestis. Bet jeigu dėl savo ramumo, tai nenorite vargintis ties tuo ir gal greičiau viskas judėjęs ir finansinės galimybės tai leidžia, tai žinoma rinkčiausi ir aš turbūt, kad architektas didžiąją dalį sutvarkytų. Ir tada tik tais jau pradedi statybą, ieškotis jau kas išlies polius ir darys pamatus ir kels mūrus. Įdomu. Ar aš vienintelė taip naiviai ir optimistiškai galvojau, kad užtenka namo projekto ir prasideda statybos? Pasidalinkite komentaruose savo patirtimi. Tai tikiuosi pasidalinta informacija buvo jums naudinga. Prenumeruokite mūsų puslapį ir sekite tolimesnę mūsų statybos eigą.